Labdien, šiandien yra antradienis, sveiki, sveikų į Žemaitinį kanalą. Tai žodžiu, pirmadienį nefilmavau, nes niek realiai nedariau. Darbavausi taip savo rame, bet daugiau niek nenuveikiau. Buvau tik pailsėjant, sakyčiau. Kaip čia įdomi. Milta. Bet gerai atrodo sai balsų grotėlis. Tai, žodžiu, niek daug nefilmavau šiandien. Taip, niek vakar nefilmavau. Šiandien galvoju grįžom į darbus, grįžom į filmavimus, į pažįstam. Tai buvau malūnus atvaręs, sumalėm 4 tonus grūdų. Sutraišį tiksliau, susidėjau iškart čia į pastogenį, į fermą, sukišau ir įdėjom da druskos. Įdėjom druskos, kad nekaistom atseit. Ir iškart bus gyvulės su jas. Tai bus iškart darbs atliktas, tai padavus miltus, padavus druskų tų pačių. Jie su jas sako, kad mažiau kaist. Gal teisybė. Šeins irgi mažiau kaist. Seniau senovė dėdau šeinį daržinį, barsydavau druską, kad nekaistom. Jeigu palaid šeinų. Ir dabar gal kažką taip dar. Tai turam čia tokius 4 mažesnis maišelis. Ten vien didesnį tokį. Veši bakužį. Miltą baigęs, žodžiu. Tai šeramės darbaujamės, susitiksam darbus. Susitiksam kažkokius kitus darbus. Dabar bus apmąstyms, man ko reikia darytis. Būtiniausia ir pradėti darbus dirbti šį savaitę. Tikėkime, sesas vis gera, oras bus gers ir varysam. Dėl presą, kas koks naujienas. Tai žodžiu, praardėmės triletinas ir žiūr, kad ten ir viskas ten negerai. Bandė pateisti. Veito neįmanom. Tai dabar ardys viskon po vieną štongą ir bandys teisinti. Jeigu neįs, tada pirksam štongus. Žodžiu. Tokie reikalą. O dabar šertys reik. Šertys. Nespėjau. Pavalgiau tik tą pusryčius realę. Pradėjai lyti. Bobkat slaukį Marian. Sėdynį sulys. Prilys, bobkatėlis, monkiai galyt atsibūd jau. Aš nesuprantu. Vasaras nebuvau. Rudau, jeigu toks bus. Tai nei ger. Biš buvau jau čia padavė to sausesnį vor. Kon dabar toj kur gali daryti. Tik tą lovą gulėti, kon čia daugiau darys. Tai visai ilgsta šyrim toks. Tai įsivežiau miltų švežių, įsivežiau melasų. Dausą melasų biškį reikia cukraus pakelti kiekį, nes tų miltų maža biškį ir. Bet dabar daugiau jau miltų, nes reikia greičiau sušerti, nušyrim tak to. Iš ferams, kuo greičiau sušerti, tai dausam daugiau miltų. Tada pilsam da melasą, reikia sugalvoti, kaip čia išlaistyti be vandens. Nes, čia to vandenį žaidėms gausas, ne kiekvieną dėjin, reikia būti ko patogia. Atėję, prisileda, užpėlusi viskas. Tai žodžiu. Tokį reikaliuką padariau, ton aptvariok į visi šiandien lauk. Įpiliau miltų viršeliam. Koks aparen šitą gremės parvežiau. Išplaus man miltus išgeldus. Atrodo nejaukinga. Tai žodžiu, varau toliau. Vežus pašaras į bakužį, reikia dar susivežti. Miltų parvežti į garažą. Į tokių darbukų, visokių šodnekiukų. Ir dar po to reikia tom glušų uždėti bufkatų. Nes jie nutrūkė 2 varštą, tai pažiūrės, gal rastus varščiukus užsuksam. Vorėlis tai jau toksai. Šiandien nulyn, saulė šveit, vėl nulyn, vėl saulė šveit. Na kažką, jeigu jau apjūt neįvyk jau, tai jau labai negerai. Labai negerai, jeigu jau nenupjauti.
Parsivariau bubiką arčiau garažiuk. Tai kas į babkatų parodysiu. Gluš nukrėt, tai reik prisisokti nun. Būtėp daugiau nežinau. Lygiai normaliai viskas. Biška pasidūmijansa čia. Tai natūraliai. Tai užsukam glušą į teik. Labdien, šiandien trečiadienis. Tai o šiandien toks nušvitėms darbas susidėliuoju. Tai buvau toks mąstymus, galvojau, arba prie gyvuliuko reik varyti, tvarkytis toliau, arba reik šeinauti. Tai oras kapigerė, tai reik šeinauti varyti. Galvoju, paskutinis tas žuolis nupjauti. Ir tas, ką pavykto, mums reikės bišk platesnio šeinapijais. Tai sakė, man paskolins, nes reikia nemaža pjauti 23-22 hektarą bus. Varau paskolins šeinapijui ir tada pjausam. Turėčiau per 2 dienas įveikti. 3 dienas, 4 dienas nupjauni, 5 dieną gali pradėti kažko po biškį presuoti. 6 dieną, sekmadienį reiks susipresuoti, pabaigti, žodžiu, ir bus baigti čempiuoti. Tik tą bereiks susivešti viskon, ir bus šį metą uždarom šimpiuoti visišką. Tai toks geras pasakymas, ni 5, ni 9, tai pasiėmiau šeinapį, vis gera. Tik vis laik man nišen su tom diržinėm šeinapėjom. Klas ir 500 apsukų į 1000. Tai ir da, kaip matot, eko, veita, bet ten nėra integraut, tai nėra ekonominiaus darbiniaus, kas man labai nervinas. Ant 540 per lėtą suk, ant 1000 suk, bet jau per greitą gaunas. Tai toks traktorius be gazų, vežiau kaip durnėlis, seniai jokios galės traktorį, nu man taip labai nepatinka. Toks jausmas, kad kaminį nikštuką apsigyvens, nes neišpūs kamin lauk. Tai bus anglės kasykla, po kokių, nežinau, savaitę pavežiau kondogną, padirb, kai, manau, kamin galės mėsti lauk. Traktoris turi išsipūsti ant saturansa, turėt galis, bet kokia technika ant turi pūsti lauk kurą. Ir visas tos produktų šalutinis išvaryt lauk, nes kitep užsieneš. Tai jeigu taip ilgą pjaučiau su mažom apsukom, tai negera variklio ir. O per dideliom apsukom biški gaila kurą ir nesirk bereikal gazauji, o nieks ten nesisuk. Tai toks, ni pašauts, ni pakarts, pjaunam kažką, bet būtom labai gera tas ekonominis, kad būtom, bet nėra, nu. Tai dabar pjauni arba ant labai lietą gazą ir ar ant 1000 apsukų, ar pjaut ant 540, bet daug gaz, kad pašėlusiam, nes reikia išsuktus 540, kad pjautom normaliai. Tai toks gaunas ni tas, tam grina tarpį, tam depozuojant, būtent netitink. Tai bjaurė ten. Jeigu būtom eko darbiniaus režims traktorį, tai būtom labai gera viskas, bet ano nėra. Pjaunam toliau, vis tiek kažką bandys, kur lygiai ir varau ant 1000, vos šliauž, nu ta prasme, gaz nedaudam, kur lygiai, o kur kalniuką jis tik reikės jungti 540 gazuot, nes negera traktorių bus. Važiuojant ant to karlamislu, nesmagia. Kokį vaizdelę
Tai o, toliukas pjaunas, šiaip čia labai geras tas atolas, ne per didelis, ne per mažas, ten mažiau to žolės ir, bet vis tik, nu, kokybė gerai, skanusans turėtų būti. Niam. Šiaip lygiai šitą pėjom, patink pjauti, nu, tai gali lėkti, kiek čia nori, kiek šiandien apjūvineš. Tai tu 2,8 visai neblogą pjaun, visai greta pjaunas. Čia šitą pabaigs to laukiok, ir tada kelsamės. Ten ir mišinys, koks aktariuks pasiets. Paskiau davėjin tur ten 2,5. Ir dar grįždams. Mažiliok tik laukiok nupjaus. Žodžiu, darbą turiu iki kiek noriu, gali dirbauties šiandien darbą ir iki daug da pjauti iš tikrųjų. Visai da tokių kampukų ir. Tai pavarys, kol atsibos, o po to matysam. Labdien, šiandien ketvirtadienis. Tai o, jeigu dar žiūrat Ūkis Žemaitija kanalą, būtina paspauskit like, pasubscribinkit, pakomentuokit. Žodžiu, nebedaug, beveik iki 10 000 subscriberių, tai bus jau visai padorus skaičius. Kaip Lietuvo, su tuo turinį visai neblogą judam. Tai ačiū Jums, kad Jūs palaikot ir žiūrat ir pakomentuojat. Žodžiu, dėkings labai. Tai o, šiandien pjaunam dobils. Tai gulš dubila graži, biški gal čiut jau peraugi, bet man buvo nedaugi. Čia žmogelis atidai nusipjauti, tai nusipjaujau, varau dadu mažį laukiuką tokį ir tai nupjausam ir dar prie namų pjauti šiandien tur. Tai nemaža iš tikrųjų to pjovim, nemaža bus, manau, rulonų. Mūsų atėjau paskutinę šį metą ruloną jau. Daugiau nebenoriu pjauti. Nebenoriu. Užteks. Žodžiu, vakar biškį pažiūrėjau, kad taip pjoju netolygę. Tai šiandien atvažiavau peilis pasigalondau su fleksiuk. Ir dar pasikėliau apsaug pritekiniaus. To veito jį sukelt, nes su zateškiam suveržiau, nes kažkokį družėkį palikdau. O dabar, ką pakėliau apsaug, tai labai dailę pjaunčiai napjoj. Šiaip pagirtina gerą pjaun, tai smagiai visai. Greta eina son. Nu, nežinau, reikėtų veizėti mončiai napjoj nusipirkti kažkokį platesnį, gal 9, kadangi aš nepraėjau, greičiausiai programos negausiu paramos, nes man skaičia ūkiausiai per didelį. Smulkių vidutinių ūkio modernizavimas vyks dabar iki rugsėjaus gal bus paraiškis. Nu, tiksliai neatsimenu, bet žinau, kad neįtelps aš tikriausiai suvedu. Tai kiek metų naujos įrangos neturės, nors čia svajojau, galvojau, kažko nusigys naują.
pasiims projektą įsigyvendinti, bet negaus to projektą aš greičiausia, nes per didelis ūkis gavos. Tai pradžio verkiau, kad buvau per mažas, tai iš tikrųjų buvau sunkia susikelti veda, o dabar kaip sukėl su gyvulės, tai sunkiai yra nusimošti. Tai dabar nei didelis, nei mažas ūkis toks kažkur palikau. Su programu užstrigau, tai nelabas smagi. Bet ko darys, matyti, gal išlys dar kažkoks galimybės gyvenime, kažkom pasidaryti, gal bus dar tik geriau, kas čia žin. Tai dabar judam į priekį viskas ir darbuojamės toliau, varau pjauti dar porą laukiukų, į prinumų kelsimės. Nebloga, čia žolės tam durpyn, nes tikėjau čia tep. Tai kukurūza, tai ten bombinė. Gera atrodo, sulig bakūžį. Nu, į tai mažyje neblogi, mažyje irgi neblogi. Dar reiks kiek pinigonus susirinkti. Tai ir toks sumanimas, kad dal pjaučiau, dėčiau į krūvą, į kaupą, kokie dalį presuoti. Da burbulis. Tai aš šiaip nežiūrėjau, bet palei man nujaut kokiom 3 savaitėm atsilikti kukurūzą. Ir video praeitų metų, kad pradėjom pjauti, pasirimant pjovėm. Tai žodžiu, pas mus pjom reikia pažiūrėti, bet man atrodo, kad koks 3 savaitės tai atsilikti. Palei brandą kukurūzą 2-3 savaitės turėtų atsilikti. Reiks užmesti akį, galite jūs pasižiūrėti. Praeitas metas, kada pjovėm kukurūzą, susirasti video. Ir šį metą kokį planą, nu, taikyti reikėtų kažkur į rugsėjaus galą, jeigu oras leistų, būtum labai gera. Galbūt leis danam paaugti, nes šiandien šilta rytoj. Tačiau savaitgalį praneš gerus orus labai. Tai kukurūza labai gera augdanį. Ta prasme, anim reikia dabar burbulis auginti. Jau viskas, jau ilgiau stipriai nebeaugs. Bet ten tai įspūdinga atrodo, nes tikėjau, kad te bus. Tai čia nusigaini tuos karvis, pabėga, nu, reikėtų aptvar, dabar ten vis susijungus ir. Tai ten už kukurūzį 7 hektarą, tai ten galvojom nuvarysam. O kokie gražus. Kukurūziuką. Nu, smagiai. Burbulis dabar tik tą pradėjus įraukti. Dar reiktų laikanim, kad prieitom. Bet jau artėja kukurūzų pjovėms po biškį. Greitai ateis čia tu jau. Eisiek smulkintaus, važiaus, į drūns, lakstys. Žodžiu, bus vaizdų šį metą iš Dungaus, tai labai smagiai. Tas kukurūzas. Bet irgi jau sulig stok beveik. Nebloga atrodo. Žiauriai gera. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad šį metą pakils ant dar. Bet stebint man rezultatą, gerai prasme stebint. Jeigu būtum vasaros pradžia buvo šiltesnė, tai iš vis būčiau. Kosmos bais, kaip Pietų Amerikomuose. Tai čia po kanalė beprotiški dobila, nu, išprotė eina, išsivartį. O čia kur sėjau žolių mišinys kažkoks, nu, nėtų dobilų daug. Tai dabar kūną aš pabandys padaryti. Tai nupjausam čia iki kalniok, tep išpjaus biškį. Kokį
nežinau, koks 4 dėlis jaučiu su grėbliu, kabutom, nu, toks paliks vidurys. Ir paliks tai žydinis dobila. Pribirs gal sėklų, o šitą jau ir vis tiek dobilas senai į pabaigą. Ansa sužydys, prisisės dobilų daugiau. Ir gali būti, kad karvės kapies, tos dobilų žeidus irgi prišiks tiesiog privakščios dobilų. Gali būti, nes kartas būnti. Tai ir plus prižydės daugiau tų dobilų be gano ant gyvulius. Tai visai padorus radau, sakyčiau. Čia visai sausas lauks ir tai paganysam čia tus gyvulius. Ir galbūt tą peivą įgaus tokį pagreitį. Tai dobila biškai pasklis atsigaus, nes anų kartas nenori ėsti gyvulę peraugus. Būn perauga, jinai sustagarėja, nenori ėsti ir jinai paleikt paskutinį ir neįspėnų žydėti. Būn tokie savybės onas. Tai bandys užveisti daugiau dobilų su karvė šūdu. Tai jau nuvežiau Rimantų šeinapį, parvariau kažkaip, galvoju, reikia užsikabinti grėblį. Tai galvoju, kur tom frontalinį palikti, tai galvoju, pasidarysiu aikštėlį, čia bereikal, tai ir 2 kibarien vidurį. Pripurkštau, reikia prasilyginti ir ten pasidės dailę. Labdien, šiandien 5 dienas, paskutinį video dieną, būtina paspauskėt like, subscribe, pakomentaukėt, kur nors. Va šiandien bandysam grįžti prie to susitvarkyti, tai prisiperkau plevėlį, tinklėlį, žodžiu, varysam prie sojų, tatolą esam pripjovį ir varys nudėdis pres, tiksliau tėvoks nuvarį paimti nudėdis presą ir varysam prie sojų. Bratkis atvaryti žemį pakroviau, su bobkatėliu vėjai priekabėki į šiltnamį. Nu ir tai reikalų, o dabar reik varyti, apsišerti ir tad greta prigrėbliaus. Greta prigrėbliaus, pakeisti kelius ražus ir nupirkau vumsdelis, visko ant varštelis, improvizau tą viską padarysam, sutvarkysam, įpaleisam grėblį grėbti. Tiksliau, aš pradėjęs grėbti, o paskiau tėvoks paims, muni pakeis, įvarysam prie sojų iš karto. Nu toks sumanimas, tai tikėkimės nelyg, šiandien pranašauti 30 laipsnių šilumos, aš su megztiniu kaip durnėlis, bet tu jau nusimausi už tą megztinį, nes labai karšta. Pasipiliau juod žvyrą, pasimečiau šikininkų vomiš, galvojot kanalizaciją vedžiaus. Ne, tvarkysam grėblį. Tai jo, žodžiu, ką ir kokia technologija. Čia štai toks vomis ir ansai tarkiam nuskėlis. Bet laikos formytą nekeisam, bet aš ką pavyzdį norėjau. Kurie ryraniai, kokios bie būklės tokios. O šita 40 vomis. Ir čia šitas buvo skylė originaliai. Bet čia nedarys skylės. Nusipirkau tokių sąsmaukų.
Tai greblys gerai, greb viskas į labai gerai, tik ta oras biški toks ant įtampus ir į saliarką. Saliarka baigas, visur baigas saliarka, visko supylėm. Šiandien turėjai atvežti. Sakant vakar, o kad tas bus neaišku. Tai nežinau, kažko reiks skolinti, saliarkas greta varyti. O šiaip greblys tai idealiai greb. Baisė biltos ratą apsaugas ir ant bišk buvau palinkus į tą tabį. Tai kliovai, man tos vamsdėlis sulauž galiukus vilko ir sudėjau tvarkingą. Tai bišk sunervin, bet niek, atitėjus grįžs prie garažų. Gera bus. Nu, ko darys dabar? O šiaip greb gera, tikra. Nu, mačyti ražą, mačyti vamsdėlį, švariau greb, tai smagia. Nes gan šlapta žolė, bet gera, pakel visai, tai patenkint. Tai o, aš dar pagreb, tėvuks parvar su presu. Nu, reiks varyt presu į tėvučių. Vis gera, vis smagia, patinka man greb tik tą biškį tam. Dėl or, jau nes migla toj gali užlyt ir dėl saliarks. Šiandien labai daug aplankys laukėlių. 12 laukų ir didelių, į mažų visokių kampukų, tai nemažai greb. Dabar yra 3, gal iki 4 kokių pagriebs varys, presauit pradės. Panašiai turėtų rimans atvaryti. Labai daug plot, tik ta. Nu, ta prasme, laukiukų daug yra. Tai transportavimams užtruks. Iš Vein laukį iki atvažiuoti. Tai tu iki ratanų pasidariau, prasuks ratok. Į saliarksai, kad atvežtų jau neužilg. Mr. Machail. Tai va, varysam presaut. Tėvuks vardą pagriebs, biškų užgriebs. Aš jau vis prisigriebs užtenkama šiandien. Nežinau, kad aš ton video darysiu. Naktį iš ryto į rytą kažkap. Tai jeigu jūs dabar žiūrat šeštadienį video, tai jums labai pasisek, nes dabar penktadienis beveik 6 turiu labai daug presaut į tą video padaryti. Belekeik turlun, belekeik. Niekada nesupresavau 46 ruloną, čia belaukant rimant. Aplink kanalus papresavau biškį. Ta prasme, belekeik rulon. Tai rimans atvažiavo jau ant savo vinio. Tai varom dabar į papleinttinas. Da vieškelės pasiužinėkiam, kol turam da keik šveisos. Tai jau pradės tempt. Tai tad grįžam į savo didžius laukus nakčia. Ir jeigu sam laukus, kaip sak, nakvoju sam laukus.
Tai o 105 ruloniuką penktadienį vakarų, tai baigiam šeštadienį 2 valandą. Tai o, nu da Riman turiu paviniuoti, o aš da turiu video pamontauti. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, paspausė like, subscribe, parašykit komentarą ir susitiksam jau 6 dienį. Čiau.